Andželika, toks klausimas. Iš manęs ir iš pirkėjų būna, parduoti ar pardavinėti, koks skirtumas? Oi, čia galim labai ilgai diskutuoti. Ta prasme, parduoti yra sunkiau negu pardavinėti. Paaiškinsiu, kodėl. Dabar žiūrėkit. Pavyzdžiui, turit jūs būtą ir jūs užstatėt šitam turtui kažkokią labai kosminę, nereali kainą. Tarkim, savo lūkestinę, iš tos rubrikos, kur noriu namo, mašinos ir dar kažko papildomai. Ir tas būtas, jisai ganėtinai ilgai stovi ir jisai yra pardavinėjamas, nes procesai nevyksta. Apžiūrų tikėtina nėra arba 1-2 mėnesį, kas yra labai blogai. Susidomėjimo kažkokiu tai nėra ir gaunasi, kad tas procesas, jisai yra tiesiog, yra tas sąstingis. Stovi tiesiog ir viskas. O būna, kai teisingai nustatai kainą, padarai gerą kokybišką skelbimą, dirbi su pirkėjais, kurie, tarp kitko, potencialus bent jau ateina, tai apžiūrų, tai dar iš kažkur tai. Čia jau yra normalus pardavimas, kai tu parduodi ir tau pavyksta parduoti. Tai tame ir yra skirtumas. Ir labai dažnai mūsų klientai vietoj to, kad greitai parduoti turtą, gauti pinigėlius, įsigyti savo naują ar, nežinau, investuoti tos pinigus į belę kokį daiktą, kurio jam reikia, jie labai dažnai nori gauti kuo didesnės sumos, žodžiu, ir prasideda tada labai ilgas pardavimas. Tai čia tas pardavinėti. Tai nežinau, gal turi kažkokių patirčių, kuriam gali pasidalinti, kaip, pavyzdžiui, tau pavyko pavirsti tą pardavinėjimą į pardavimą. Taip, tai dažnai susiduriu su tuo, kad tarkim, ateina jau klientas iš rekomendacijos ir sako, mes jau bandėm pardavinėti ten patys, po to davėm kažkokiam brokeriui, bet nepavyko ir po to galiausiai ateina jie iki manęs kažkaip, ir sėdam prie stalo ir šnekam. Dokumentais viskas gerai, su būtų irgi, kas blogai, kaina. Vėl tas pats, ką ir tu sakėjai, kad kaina nustatyta per didelė, tai sakau gerai, iš kur ta kaina paimta? Mums tokios reikia. Jie su tokia pardavinėjo, tada davė brokeriui, pardavinėjo su brokeriu gal pusę metų, patys neatsimenu kiek, bet sakau, pusę metų su brokeriu ir tada nutraukė sutartį, ir ten dar kažkiek praėjo laiko, tada jau kreipėsi pas mane, iš rekomendacijų, kad Silvija parduoda. Ir sakau, gerai, taip, išgelbėk, jau čia paskutinis šansas. Taip, tai kad išgelbėk, tai sakau, gerai. Kadangi čia jau tas skelbimas buvo rinkoje ir patys reklamavosi, tada brokeris, ten ir sako, nuotraukų nereikia daryti, atsiusim tau nuotraukas. Tai sakau, gerai, pasižiūrėsim į tas nuotraukas, bet sakau, čia ne esmė, sakau, esmė tai kaina. Sakau, kodėl ta kaina? Pradedam nuo pradžių. Ta motivacija kliento. Taip. Tai ir sako, mums tiek reikia. Kodėl reikia? Jie pasakoja, kodėl reikia. Aš sakau, bet žiūrėkit, irgi padarau tos namų darbus, pažiūriu sandorius. Jeigu reikia ir parodau klientam, kad realūs skaičiukai už kvadratą yra tokie. Jūsų yra nelabai realūs. Jūs galit perdažyti sienas, padaryti irgi įverdinu, kaip galima pagerinti būstą, kad kaina pakiltų. Bet sakau, jums tai nepadės. Nes jūsų kaina per daug užkelta, kurios ir man netgi bus sunku pasiekti tą rezultatą. Ir aš sakau, žiūrėkit, kad yra reali kaina tokia ir tokia, sakau, jūs pasigalvokit ir tada galim vėl susitikti ir vėl kalbėti. Tai taip ir buvo, kad realiai jie pasigalvojo ir grįžo ir sako, gerai, Silvija, pabandom irgi tą kainą, kurią mano, biškį užmetam, nes visi derasi, pas mus mažai kas perka už tą nurodytą kainą, visada galimos dėrybos. Tai taip ir buvo, kad mes realiai, irgi čia istorija iš mano patirties, kad taip ir buvo. Uždėjom didesnę, bet galiausiai pardavėm, svarbiausia pardavėm. Ir jie, kaip sakant, irgi buvo patenkinti mano darbu ir visą kitą. Ir tom, kad paraginau juos pergalvoti savo tą kodėl sprendimą taip. Tai pardavinėti čia, realiai pardavinėti gali visi. O parduoti tikrai ne. Tai jeigu norite parduoti, tikrai parduoti, tai kreipkitės Andželiką arba į mane ir mes padėsime jums.
Taip, tikrai padėsim, pakonsultuosim ir tikrai galim užtikrinti, kad tas pardavimas įvyks. Svarbu, kad būtų pasitikėjimas ir, kad kontaktuotumėt su mumis. Ir sekite mūsų puslapį, dėkite laikus, komentuokite, rašykite daug, kas jums yra svarbu, kad mes atsakysime jums į tos klausimus ir jūs gausite iš mūsų naudos.